Trikampas kampas. Tai reiškia, čia yra koks trikampis? Bukasis. O kraštinių kokie ilgiai? Įvairia kraštiniai. Nes čia skiriasi... Kas tai telefonas? Nes skiriasi kraštinių visų ilgių, nes čia skiriasi kampai. Jeigu kampai lygus, tada ir lygus ir šon kraštinės. Tai... Ne. Palauk, tuo mes suskaičiuosim. Gerai, imam šitą. 5. U5. Padaryk U5. Padarom U5. Kur rašiklis? Rašyk. U5. U5. Ir laikyk sąsiuvinį. Na, dabar taip. Remdamiesi brėžiniu apskaičiuokite trikampio ABC kampų dydžius. Na, suskaičiuok. Kokį kampų dydžiai? Tu pažiūrėk. Žiūrim, kas čia vyks. Kampas X, kampas 4X, kampas 5X minus 10. Taip. Na, ir Aš nieko su X'ais nespręsiu. Smiltė, šituos visus susumavus, kokia kampų suma yra trikampio? Kokia yra kampų suma trikampio? Smiltė, tu neužsiblokuok savęs. Lygtis tu privalai mokėti spręs. Tu neišlaikysi egzamino, jeigu tu nemokėsi lygčių spręs. Aš tau iš karto pasakau, į egzaminą gali net neiti. Ir nebaigsi mokyklos. Lygtis tai nėra taip sudėtinga, tu tiesiog save užsiblokavus esi. Ir jeigu tu save užsiblokuosi, tu niekaip nepaeisi nei žingsnelį pirmin. Prašau neužsiblokuot, o stengtis galvot, ko tu nesupranti ir ką galima patobulinti. Prašau, surašyk. Aš jaučiuonis. Nu gerai, o tai kaip tu ją suprasi, jeigu tu jų nespręsi? Tu jų niekada ir nesuprasi. Tu tiesiog bėgi komforto zonai, noriu sėdėti, aš noriu ir niekada jų nespręsti. Kaip tu išlaikysi egzaminus, man paaiškinti? Neišlaikysi. Būk gera. Išsprendžiam 5 U gerai ir reik tada pailsėti. Ir U10. U5, U10, viskas, ir eini sėdis. Smiltė, kai pradėsi trikampio užkštinės, šitos dalykus turi suprasti. Prašau. Smiltelė, prašau, sprendžiam tų uždavinius. U5. Ir U4 dar labai geras. Ne. Nu, davai. U5 dabar spręs. Ne. Ir U10. Ne. Nu, tai tada U4. Ne. Smagučiai, tai reikia mokėti spręsti, tu niekur nuo jų nepasislėpsi ir paskui prasidės sinusai, kosinusai, nu tau visai bus šakės. Dabar jos yra paprastos, išmok, ko jos paprastos, nes aš tave perspėju, Smiltė, jau tada nešarok man. Ir aš tau, vaikeli, korepetitorių tikrai nesamdysiu, kai aš tau daviau laiką pati ir stengiuosi tave išmokyti. Aš korepetitorių, vaikeli, brangiau. Kur aš turiu 3 valandas dirbti, kad korepetitorių tau valandai pasamdyti, tikrai taip nebus. Jau tada galėsi, ką norėsi, tą daryti. Eisi papildomai dirbsi, užsidirbsi, man nerūpi. Darysi, ką gali, nes aš tave dabar kol laikas įspėju ir perspėju. O tu net nesiruoši klausyti. Tu čia galvoji, tu čia pasiremsi, užpyksi, parodysi savo nepasitenkinimą ir viskas bus gerai. Ne, nebus gerai. Aš tave perspėju. Lakstyk po draugės. Durniuok. Prašau, padėk telefoną. Dabar tuoj pat. Greičiau, Smiltė, nes Jėvaras irgi naudojasi tą progą, kad čia mes tempiam laiką ir jis blemba šūdą ten malą. Nu nedarykim nesąmonę, blemba. Prašau, rašyk U5. Tai gerai, nu sąlyga, nu žiūrėk, U5, skaityk sąlygą. Remdamiesi brėžiniu apskaičiuokite trikampio ABC kampų dydžius. Nu, tai pirmiausia, tu žiūri į vadovėlį, nieko nesakai daryti, ko tu nežinai, ką darysi. Pirmiausia,
sąlygą ir bandai suprasti, kaip tu ją išspręsi. Aha, ką aš darysiu? Ką tu darysi? Ką tu žinai apie trikampio kampus? Trikampio kampų suma, ne kad 1,80, trikampio kampų suma yra lygi 180 laipsnių. Yra lygu kam? Taip, kampas, kurio dydis yra x, plus kampas, kurio dydis yra 4x, plus kampas, kurio dydis yra 5x minus 10, yra 180. Taip, čia kampų dydžiai. X, čia ne raidėm pažymė, kad raidės va. A, kampas, jo dydis yra x laipsnių. Šito dydis yra 4x laipsnių. Ar šitą vietą supranti, ką rašai? Ar supranti šitą? Gerai, dabar tau reikia spręsti reikia, taip? Tau reikia, vaikeli, imti ją už ragų. Ko nemoki, tą turi spausti. Supratai? Gerai. Kaip sprendžiam lygti? Ką pirmiausia darom visą laiką dažniausiai? Ką darom? Susidedam vieną ir kitą pusę. Galim dabar jau iš karto, jau turiu, kadangi parašyt tą pirminę sąlygą, rašyk dabar x-us, o va šitą va, kelk į kitą iš karto pusę. Tai kad turėk omeny, kad dabar, ne, paklausyk manęs, turėk omeny, kad dabar tu tiesiog apverti ir keisti nieko nereikia. Tu ne tai, kad tarsi kilnoji šitą, ten visur minusai ir tada visur pasikeičia į pliusus, nes padaugini iš -1. Tai taip ir rašai. Kodėl rašai 3x? Smetelė, dabar žiūrėk, paklausyk manęs. Tu ką tik pasakai, kad tu nemoki spręsti lygčių, taip? Taip. Tu turi, kol tu nemoki ir tu labai gerai nesupranti. Aš netgi gerai mokėdamas spręsti lygtis, nešokinėdavau per žingsnius. Nešokinėk per žingsnius, tu bus tik sunkiau išmokti. Mažai žingsneliais. Ne, pirmiausia susikelk, kas mažas? Kodėl tu parašai 3x? Iš kur gavai 3x? Kur? Ar jie 3? 3x tai būtų, jeigu čia būtų parašyta x. O čia yra 1x, 4x ir 5x ir 3x. Nu tai va, neskubėk, rašyk x plus 4x plus 5x yra lygu, dabar jau nebeliko x, taip yra lygu kam? 180. Būk gerai, atsisės tiesiai ir prilaikyk normaliai sąsukį. Ir kam dar? Gerai pagalvok, koks ženklas. Koks ženklas? Tu viską sukėlei, tu tarsi 10 atkėlei čia, supranti? Ir paskui tiesiog apverti viską. O kai apverti viską, tavo ženklai nesikeičia. Tavo ženklas keičiasi, kai tu vieną šitą keli. Tai vat, kai tu turėjai -10, žiūrėk, tu perkeliai prie 180 ir gal 180 plus 10. Taip? O kitus tu tarsi palikai vietą, tik tai tu tiek atsukeitai pusės paskui. Ar supranti šitą dalyką? Kada keičiasi, kada nesikeičia? Gerai, toliau ką skaičiuojam. Ką dabar turi ir ką? Gal pirmiausia pasakyk? Gerai, 10x yra lygu kam? Ką toliau darom? Būk gerai, prilaikyk sąsiuvinį, negaliu žiūrėti, kaip ten šliaužia. Nu, kas toliau? Ką tu čia darai? Ką darysi? Dalinu. Nu gerai, darysi. O kodėl 19 dabar šitoj? Tai nuosekliai, kaip buvo, taip ir rašyk. Kodėl kaitalioji pirmin atgal? 19 laipsnių. X yra 19 laipsnių. Nu, tai čia atsakymas jau? O kas yra atsakymas? Ko tavęs klausia? Kampų dydžius, taip? Nu, tai vieno kampo dydis koks? Kampas A, kokio dydžio? X. O kodėl? Nu, tai ką tu gausi padalinus 19 3? Gerai, kampas A, rašyk A lygu. A lygu. Prilaikyk būginą.
A lygus, pridėk sąsių. Gerai, Nu tai tu tuoj. negali normaliai dirbti, tau viskas juda, krūta, šliaužia. Gerai, blemba. Vienas varžtas iš kitų pradėjo žiūrėti stalas. Na, ir aš noriu taip padaryti. Nu, A lygų kam? Nu ką aš žinau, tu man sakei rašyti. Nu tai A lygų, A kampu, žiūrėk ir sakyk, kam lygu A? Ne X-ui, tu jau X turi smiltę. Tu X radai. Tai koks kampo A dydis yra? Laipsnis. Ką aš žinau. Nu, o toliau. Kampas B lygų. Didelė B. Nu kam lygus kampas B? Iš karto šit 5. Nu kam lygus? Padėk telefoną. Dabar. Padėk telefoną. Nu kam lygus kampas B? B lygų 5x minus 10. Nu.